Treneris sveikinu su pergale ir du klausimai iškart viename. Ar esat patenkintas galutiniu rezultatu ir ar esat patenkintas žaidimu? Tai prieš atsakant į šitą klausimą norėčiau padėkoti fanam, kurių gal netgi daugiau susirinko negu pas mumis būna Klaipėdai. Ačiū labai Brigitos tėveliams, Ligitos tėveliams, Ligitai linkėjimai Azorus. Bendrų rezultatų tai patenkintas, pergalė yra pergalė, bet pats žaidimas šiandien netenkino, todėl kad neišpildėm 3 realiai dalykų, kurių prašiau. Tai tas biškai liūdina, bet pergalė ir pergalė, važiuojam toliau. Turiu vieną idėją. Galvoju, gal kokį seminarą visiems Baltijos moterų krepšinio lygos treneriam, kaip reikia stabdyti Cassidy Michalko. Ar išduosit susitarimus ir kaip pavyko ją šiandien visiškai uždaryti gynybai? Manau, susidėjo dėl to, kad jinai žaidžia po 40 minučių ir Šiauliai žaidė prieš kas 2 dienas, žaidė Panevėžį, tai vis tiek tas nuovargis turi vis tiek ateiti. Ir plius dedam didelius akcentus ant jų lyderių, nes jų žaidėjų nėra daug. Tai ir tų akcentų per daugiausia nereikia dėti, taip ir gaunasi. Paskutinis klausimas apie Audronės Zanevičiūtės situaciją. Ten nemalonus epizodas. Ar jau yra žinoma, kiek ilgam iškrito ir kiek rimta trauma? Galvojam, kad bus daug rimčiau negu buvo iš tikrųjų. Kiek laiko tikrai negaliu atsakyti, bet bus greičiau, manau, ir tikiuosi, negu buvo numanyta iš pradžių. Sveikinu Brigitą su pergale. Sunkiai, klampi pergalė, pačiai irgi geras rungtynės. Kokie įspūdžiai dabar? Įspūdžiai geri, nes laimėjom, bet kalbant apie varžybas visas, tai nemanau, kad žaidėm labai gerai. Trūko ir Marinos, ir traumuotos Audronės, lentą gavom, turėjom atsitverti daugiau puolime, tada nesumetėm tritaškių, kas mus gelbėjo dažnai, tai svarbu, kad laimėjom. Kokios detalės pabaigoje lėmė, ten galėjo rezultatas ir į vieną, ir į kitą pusę pakrypti, kas pabaigoje nusprendė, kad būtent jūs šiandien pergalę įsivežat namo? Gal mūsų geresnė gynyba ir kad išlikom komandą ir nepasidavėm. Treneris, smagios rungtynės buvo neutraliam žiūrovui, bet jums rezultatas turbūt nelabai. Ar labai liūdit po rungtynių? Liūdna, aišku. Šiaip džiaugiuosi, iš tikrųjų tokia gražia rungtynių eiga ir gražia kova. Manau, tikrai verta pasižiūrėti tas rungtynės tiek per YouTube, tiek džiaugiuosi, kad buvo ganėtinai daug atėję žiūrovų pažiūrėti, bet liūdna, kad dauguma tų žiūrovų buvo už Neptūną. Tai šiandieną žaidėm kaip ir išvykoje, nors namų salėje. Tai tą progą norėčiau iš tikrųjų pasinaudodamas pakviesti daugiau Šiaulių gyventojų ir aplinkinių miestų gyventojų, kas mėgstat moterų krepšinį, ateikit, pažiūrėkit, palaikykit, nes tikrai yra talentingų, gerų žaidėjų ir su jūsų palaikymu, aš manau, būtume mes tą pergalę pasiekę. Kokių trenerių detalių pritrūko rungtynių pabaigoje, kad perlauš, atrodė, ten ir iki vieno metimų buvo atgrįžę ir ko pritrūko pabaigoje? Trūko šiek tiek šaltesnių sprendimų ir manau, gaila, kad tie dažniausiai metimai, kurie įkrenta, šį kartą neįkrito. Tai vienas sykį įmetė, kitas sykį ne, bet šiaip buvo visumoje rungtynės geros ir gaila, kad nepasinaudom šio šansų nugalėti.